Ką priek kanalaut savi? Kas ir išves kanalavėm savis? Paimti energiją ir panaudoti per savo būseną. Ir tu gali kanalauti labai daug dalykų, bet dabar kalbam apie savi. Ką priek savi kanalauti? Ką priek būti savo to būseną? Labai paprasta. 5 dalykai. 1. Sek savo aistrą. Daryk ton, kas tau labiausiai ir įdomu šiam momentui. Kas sujaudintai labiausiai, kas ir aistringiausias dalykas, ką tu gali dabar paimti padaryti. Kas tau trauk, kas tau duod susidomėjimą, daryk ton. 2. Pažiūrėk, ar tai natūraliai nublankst, ar tai yra tavo ego, katras sako, ne, man reikia padaryti tą, man reikia padaryti tą. Daryk kiek įmanoma savo aistrą ilgiau, sek savo juduliuką kuo ilgiau, kol tai natūraliai nublanks, arba tu rasi kažką kitką, kas ir dar aistringiau, ir dar smagiau, negu ką dabar tu jau darei. 3. Išmesk lūkestį. Visiškai išmesk lūkestį. Lūkestis negali egzistuoti, nes lūkestis absoliučiai užblokuos viską, ką tau visata gali atsiųsti. Tau, kad tu jaustumės geriausiai, kad tu gautum visas situacijas, žmonės, galimybės, sinchronizacijas, viskas, kas gali pas tavęs ateiti. Jeigu tu turėsi specifinį lūkestį, tu turėsi tokį mažą portaliuką atidarytą ir visą tą ką negalėjai milijardą dalykų atsiųsti, niek nebatsiųs, nes tu turi lūkestį ir ants dings. Išmesk lūkestį. Lūkestis negali egzistuoti tavo aistroje. 4. Nesvarbu, kas jis manifestuos. Ar negatyvus, ar neutralums, ar pozityvus. Išlik pozityviai būsenai, kad gautum naudą iš to. Nes ir 5. dalykas, kai tu grasi kažkokį dalyką, kas galbūt yra, kur tu nepageidauji, kai tu išlieki neutraliu arba pozityviai būsenai, tu gali pasakyti, aš to nepageidauju ir aš dabar noriu aną pakeisti. Šitas dalykas ir įsitikinims kažkoks, kuris galbūt mane vertė jaustis XYZ, bet aš paėmiau ir tiesiog nedaviau tam emocijai specifinis būsenas. Aš stebėjau tai, aš esu stebėtojas, aš buvau čia ir dabar ir aš galėjau pastebėti tai. Ir aš tiesiog matau, kad tai yra kažkas, ko aš nepageidauju ir aš tai transformuoju. Ir tai įeina į 5. dalį. Pakeisti įsitikinimus, kurie visiškai nesusilygins su tavo aukščiausia dalim. Nes kai tu seksi savo aistrą, tai yra viską išsprendžiantis mechanizmas, kad duos tau laimės, pozityvą, džiaugsmą, dėkingumą, pilnavertiškumą ir pašalins ir išmes į viršų viską, kas nėra susilyginę su tavo aukščiausia versija, kad tu galėtum taip pat transformuoti ir pakeisti.